Labas rytas visiems, kurie važiavot biškį vėliau. Šį rytą privažiavot. Ir kas atvažiavot šį rytą, pakelkite rankas. Paplokė mūsų broliams, kurie prisijungė šį rytą. Tai čia bus nemaža grupė vyrų iš Panevėžio. Panevėžiečiai, tokie panevėžiečiai. Paplokė panevėžiečiai. Iš Šiaulių prisijungė, mačiau Bergamaro. Paskui keletas brolių iš Latvijos. Iš Marijampolio, kur Marijampolė? Marijampoliečiai. Antano matau seniai matyta, Vidukas vadinasi. Ir taip pat matau keletą klaipėdiečių atvažiavo irgi. Taip pat iš Kauno matau dar veidų iš Kauniečių. Pakelkite, kad iš Kauno atvažiavo šį rytą. Tai ką, toliau važiuojam, kai visi palaiminti. Po kaip su sapnais, regėjimais, po tokių lašinių tai turėjo būti neblogai, regėjimas. Kas aplamai vyrai, pirmą kartą esat varžybų stovyklų, dar kartą pakelkite ranką, kas pirmą kartą esat varžybų stovyklų? Manau, kad norėsit grįžti šiais metais. Bet būtinai pasiimti daugiau vyrų. Tai va, tai... Iš tikrųjų, 3 rašto vietos yra paremta bendrėje. Ne tik tai, kad ant liūtimų, bet yra 3 rašto vietose, kurias Dievas davė Šakarianui. Tai pirma rašto vietai tai yra, kaip gerai malonu, kaip broliai vienybė gyvena. Iš psalmės 133. Kita vieta iš patarlių Ekleziasto, aš einu ten kažkur tai mylimojo ten ir jo vėliava virš mūsų yra meilė. Tarp mano mylimo ir manęs tai vėliava meilė. Ir trečia vieta, matau, iš Joelio pranašo, ne jėga, ne galybė, bet viešpaties dvasia. Šis kalnas bus sujudintas. Atėjo iš tų rašto vietų yra bendrė pastatyta iš tikrųjų. Ir aš norėjau paprašyti, aš tikslus pasakysiu, o tikslus aš pasakysiu, tikslus, kad šitą bendrėje pirmas yra 6 tikslai ir pirmas tikslas yra laimėti netikinčius vyrus, kur jie bebūtų, kas jie bebūtų, kviečiant juos į mūsų renginius, pirmiausiai tos kvestinius pietus, banketus, vakarienės, ar pietus, ar pusryčius ir dalintis su jais savo liudimais. Bet mes nemoralizuojam ten, kaip reikia gyventi, kaip nereikia gyventi, mes pasakom, kaip mes negerai gyvenom, kaip Viešpats sutiko ir kaip mūsų pasikeitė gyvenimus. Aišku, mes visi mokinamės. Antras tikslas - padėti atitolusiam nuo Dievo krikščioniui. Grįžti atgal prie jo. Jeigu parašyta, artinkitės prie jo, jis artinsis prie jūsų. Tu nusprendai, kiek arti Dievas bus prie tavęs. Mes nusprendžiam iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų yra kur čia dirbti, bet iš tikrųjų nemažai krikščionių atitolsta nuo Viešpaties ir pradeda gyventi dvigubą gyvenimą. Gal jie tebelanko bažnyčias, gal netgi bendrėje tebelanko, bet pradeda gerti, pradeda keiktis, pradeda paleistuvauti, pradeda vogti. Žodžiu, ir mūsų tiesiog antras tikslas yra tos vyrus kviesti mūsų renginius, kad jie grįžtų pas Viešpatį. Nes yra mūsų tarpe vyrų, kurie grįžom pas Viešpatį per bendriją. Buvom įtikėję, nutolom nuo jo ir grįžom pas Viešpatį. Trečias tikslas - bendrijos sėkmė yra šventosios dvasios buvimas mūsų tarpe, mūsų susirinkime. Be šventosios dvasios Dėmusui nieko neišėjo pirmus metus. Jisai buvo giliai tikintis nuo vaikystės, viską. Jisai žinojo, ką bendrija turi daryti, bet išnipštas, nieko nesigavo. Sako, tikrai nei vienas vyras mes nesam pajėgus motyvuoti kitus vyrus, galinti juos veikti, daryti kažką, tai tik šventoji dvasia gali tai padaryti. Tai mūsų vienas iš tikslų yra padėti eiliniam vyrui pasikrikštyti šventoji dvasia, tokiu būdu prisipildyti šventąją dvasią ir augti dvasiškai.
Šventoji dvasia įkvėpia Dievo žodį, šventoji dvasia dovanų turi. Žodžiu, šventoji dvasia mums reikalinga yra mūsų susirinkimuose. Nors žinom, kad liūdimai yra, bet nežinom niekuomet, kas liūdis, kaip liūdis, taip toliau. Tai va, trečias tikslas. Ketvirtas tikslas, mes per bendriją mes skelbiam Evangeliją. Mes nesam gatvės pamokslininkai, mes nesam pamokslautojai, kunigai, pastoriai. Nors gali būti nariai ir kunigai, ir pastoriai, tik tai negali nešti vadovaujančių pareigų, būti išrinkti prezidentais, vadovais, gali būti eiliniais nariais. Bet mes realiai tokiu būdu skelbiam Evangeliją. Kiekvienas mūsų susirinkimas visą laiką yra po liudimo, visą laiką yra atgalos malda ir užtarimo malda. Tokiu būdu mes skelbiam Evangeliją, nes visiems pasikdaiti pasaulį skelbti Evangeliją čia. Daug krikščionių ieško kažkokių labai ypatingų apreiškimų, o nedaro, kas realiai apreikšta yra, eiti pasaulį skelbti Evangeliją. Penktas tikslas, čia yra kaip šeima, mes esam šeima realiai. Kaip gera broliam vienybė gyventi. Tai toksai, oficialus, formalus. Kaip sekasi, broli? Gerai, sekėsi, kol apie tavęs nepriejau. Iš tikrųjų, čia yra broliai, tikrai broliai. Mes susipykstam ir galim, kaip šeima, grinai kaip šeima. Mes galim susipykti su žmona, ten iš vakaro verkimas, iš ryto džiaugsmas. Tai va, bendrystė, kurios mes anksčiau neturėjom, nes negali, pavyzdžiui, pareigūnai turėti bendrą su nuteistaisiais. Čia pas mus gali būti buvusių kalinių, gali būti ir teisėsaugos žmonių, kurie sudinai, teisėjai, prokurorai gali būti. Tikrai ir yra. Taip pat turtingi žmonės nebendrauja su neturtingais. Ir atvirkščiai neturtingi žmonės nekenčia turtingų žmonių. Ir aplamai, nelaimingi žmonės nekenčia laimingų žmonės. Kuriai čia tų kategorijai tu priklausai, nežinau, čia tavo reiklas yra. Žodžiu, bendravimas, kurio anksčiau mes neturėjom. Taip pat katalikai nebendrauja su protestantai, taip pat savo rate baptistai nebendrauja ten su tais, sekmininkai su tais, žodžiu, kaip diena, taip naujiena. Mes visus tos skirtumus traukiam į šoną ir apart Jėzus mes nieko nenorim pažinoti. Jeigu tu sieki paskui viešpatį, esi mano brolis, reiškia, tavo bėdos mano bėdose, o mano bėdos tuoj taps tavo bėdomis. Ja. Ir trečias tikslas, šeštas tikslas yra atnešti didesnę vienybę Kristaus kūnam. Kviesti, aišku, tikrai bendruomenės, vietinės bendruomenės iš tikrųjų labai nedrąsiai žiūri bendryje. Nedrąsiai ateina į mūsų surinkimus, į banketus. Tikrai baimė yra. Tokia. Baimė yra, žinai, dėl kokia baimė? Sutik dvasingesnius žmonės už save. Čia yra baimė tokia. Bet iš tikrųjų, jeigu tu sieki tik su silpnesniais bendrauti, tu nieko neauktelsi. Tave tik gali paauginti kas stipresnis, kas daugiau turi patirties, jėgos, taip toliau. Žodžiu, atnešti didesnę vienybę Kristaus kūnam. O dabar čia buvo tarnavimas Mažeikiuose ir katalikų kunigas pasirodo išėjo į priekį. Buvo vienintelis, kuris meldėsi atgalos maldą ir priėmė Jėzų. Tai va, ir nepamirškim, kad gyvenam Lietuvoje, o didžioji dauguma lietuvių yra katalikų. Norit laimėti žmonės, susidraugaukit su katalikais. Jie irgi žmonės. Ja. Gerai, viskas, tiek apie mūsų tikslus. Laimingiausi žemės žmonės knygutę rekomenduoju paskaityti. Kas seniai beskaitėte, iš naujo paskaitykite. Kažkas minėjo apie dar vieną naują knygutę. Vyrai, kaip tu gali kažką naują, kai seno dar tu nežinai. Pamatai padėti yra. Prasidėjo problemas, kai vyrai pradėjo jau išvedžioti, jau labai protingi pasidarė viską. Prasidėjo bendrijų problemas. Tai va, tai dabar noriu pakviesti vėl liudimams, noriu pakviesti Vytą, mūsų Marijampolės skyriaus seną narį, pirmą narį Marijampolėje.
Vytukai, ar tau sunku bus prieiti mikrofoną? Vytas labai geras kardininkas buvo kažkada. Nebedirba jau. Viskam savo laikas jau. Pradžia ir pabaiga yra, Vytukai, malonu tai matyti. Paklausykit jo liudymą. Paplokim.